Tomas ir vietiniai miškakirčiai buvo prikrovę 3 pilnas platformas. Reikia nutemti jas į Sodorą. Galim palaukti laivo arba važiuoti tuneliu. Tomo katilas sukunkuliavo. Tuneliu? Nesakėte, kad čia yra tunelis. Todėl, kad mes juo nesinaudojam. Jis uždarytas, nes tam pavojinga. Tapa. Bet Tomas pernelyg džiaugiasi, kad jų klausytų. Tunelis į Sodorą? Žinau viską apie tunelius. Jis nėra pavojingas. Mes važiuosime tuo tuneliu. Aš nusprendžiu teisingai. Tau sakė draugai. Bijot nėra ko? Parpuškuosi lengvai. Tomo ugniadėžė ūžė ir šnypštė. O taip. Mes važiuosime tuo tuneliu. Ir kartu jie nudūmė ir nušvilpė link senojo tunelio į Sodorą. O Sodore visi jaudinosi. Tomo vis dar nėra. Mes nepasiduosim. Mūsų paieškos tęsis. Persis pypsėjo ir pupsėjo. Tomas dingo. Tomas ir vietiniai miškakirčiai privažiavo tunelį. Neturim užtektinai tepalo, kad pasiektume Sodorą. Tap. Žinoma, turit. Vienas švilptelėjimas, pūkštelėjimas, sututavimas ir supypsėjimas ir mes būsim vietoj. Iš lėto puškuodami, Tomas ir vietiniai miškakirčiai dingo tunelyje. Bėgiai vingiavo. Tomas su draugais stumdėsi ir daužėsi. Jie dardėjo ir tarškėjo. Staiga nutiko bėda. Pelenai ir žarijos. Kas tai? Bėgiai priekyje buvo užversti.